Sveiki. Ava. Sveiki, sveiki. Ar gerai mus girdit? Mes gerai girdim ir matom, puikiai atrodot, viskas gerai. Labai. Ačiū. Tai sveiki, labai ačiū, kad skirite mums laiko savo tokios svarbos. Su jumis kalba Prienų Žiburio gimnazijos pajaunieji ambasadoriai, tai aš Elžbieta, Benas, Ignija, Augustas ir Lukas. Ir turime jums kelias klausimus, gal pirmiausia prisistatykit. Taip, kažką man čia Andrius, mato, dar reguliuoja. Jo. Tai kad viskas gerai, aš čia labai viską gerai matau. Jūs tai viską matot? Aha. Taip. Taip. Recording in progress. Viskas gerai. Viskas svarbu. Viskas gerai? Matot, girdit, viskas gerai? Taip. Tada kartą sveiki mano mėlyjeji gimnazistai. Labai pirmiausia atsiprašau, kad tik dabar mes galim su jumis pasikalbėti ir pasimatyti. Andrius man jau sakė, kad senokai laukiam šito susitikimo, dovanokit, kartais būna toks darbas ir toks kartais įtemptas, kad reikia suderinti ir priderinti viską. Tai nežinau, kiek mes laiko čia su jumis galim kalbėtis ir kokie klausimai jūs labiausiai domintų. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad jūs esate Europos parlamento narė. Tai koks buvo jūsų kelias iki šių pareigų ir su kokiais sunkumais susidurite? Iš tikrųjų, Europos parlamento nare aš esu jau išrinkta ir dirbu 3 kadencijas, tai yra 15 metų. Prieš tai 25 metus išdirbau socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Tai buvo mano pirmoji darbovietė, kuomet baigiau Vilniaus universiteto teisės fakultetą ir pradėjau dirbti toje ministerijoje. Tuo metu, žinot, jeigu kaip prisiminčiau savo tą gyvenimą ir papasakočiau, tai buvo tokia mintis, kad baigsiu universitetą ir nuo 7 klasės kažkodėl tai labai norėjau tapti teisėja. Įstosiu į teisę, studijuosiu, baigsiu studijas ir būtinai būsiu teisėja. Būsiu pati teisingiausia, priimsiu pačius geriausius ir teisingiausius sprendimus. Deja, gyvenimas padiktavo kitaip, teisėja netapau, nes gavau tuomet paskyrimą tais laikais į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, bet tapau ministrė po tam tikro laiko. O po to po 25 metų buvau išrinkta į Europos parlamentą ir tas mano darbas tęsiasi iki šiol. Kitaip sakant, politikoje, toj didžioji, kaip sakau, politikoje esu jau labai daug metų, jau kokie beveik 25 turbūt metai, tai yra ganėtinai daug, nes kuomet tapau ministrė, buvau jauna, tai buvo senokai, 2000 metais ir štai dabar, o prieš tai 6 metus dar išdirbau viceministrę, tai iš tikrųjų tas visas kelias gyvenimo toks, atiduotas tam darbui, kaip aš sakau, ieškant sprendimų, kaip padaryti, kad žmonės geriau gyventų, kaip padaryti, kad mes politikai žmonės girdėtumėm, matytumėm, įsiklausytumėm ir pateiktumėm tuos sprendimus, kurių žmonėm labiausiai reikia. Nes tai, man atrodo, yra iš tikrųjų svarbiausia visiems. Jeigu jūs manęs paklaustumėte, ar kada nors svajojau, kad tapsiu ministrė ir tapsiu Europos parlamente, ne. Parlamento narė, paprasčiausiai taip susiklosti gyvenimas, kažkada tai pajutau, kad negaliu būti nuošaly, kad noriu būti sprendimų priėmime, kad turiu jėgų, tokio ugnies, parako tai padaryti. Ir todėl jūs jaunus žmonės irgi lygiai taip pat kviečiu, kaip galint daugiau dalyvauti tam priimant sprendimus įvairiuose lygmenyse. Pavyzdžiui, savivaldos lygmenį ir mes tiesą labai didžiuojamės, labai džiaugiamės, mūsų didžiausia ir seniausiai veikianti socialdemokratų partija, jūsų Žiburio gimnazijos gimnazistų Andrium Grumadu, nes jis yra jauniausias tarybos narys, savivaldybės tarybos narys Lietuvoje ir jis yra iš jūsų gimnazijos. Plojimai Andriui! Iš tikrųjų, tai yra labai smagu, tai dar kartą rodo, kokius gerus gimnazistus išugdo jūsų mokykla. Dar galėtų matyti būti ir toks klausimas, kur jūs sakytumėt, ar lengva moterim ar merginom, ar ne, siekti tos karjeros.
Nelengva, niekada nebuvo lengva. Aš manau, kad ir tada, ir dabar nėra lengva ir mano turbūt laikais, bet jūs paklaustumėt, ar aš asmeniškai jaučiau kokią nors diskriminaciją asmeniškai, niekada. Visas mano gyvenimas kažkaip vyko, kad labai dažnai dirbau tarp vyrų ir vaikinų. Beje, ir dabar, va, ką tik mes baigėm pasidarimus pas mus Barboroje Vilniaus socialdemokratų būstiniai, tai aš sakau, aš esu apsupta kažkaip 6 vaikinų ir mes visi tikrai tarėmės, kaip padaryti, kaip galim geresnius darbus, susitikimus, sprendimus, nes toks rinkiminis laikotarpis. Tai taip. Ir kita vertus, aš galvoju, kad kartais žmogui yra tokia dalia, bet įveikti tą vyrišką pasaulį reikia daug ko. Išminties, patirties, proto, kartais žavesio, kartais moteriško gudrumo, kurį mes turime, ar ne? Tai visą tą reikia kaip kompleksą panaudoti ir atitinkamai rezultatas yra. Kitas klausimas. Ačiū labai. Na, norime dar paklausti, kokius pagrindinius klausimus aptarėte Europos parlamente ir kokie yra jūsų prioritetai ir perspektyvos? Labai gerą klausimą uždavėt. Iš tikrųjų, Birželio 9 dieną mes rinksime naują Europos parlamentą. Šitą datą turbūt jau įsikalę savo galvą, ar ne, ir žinote, nes tai yra labai svarbus sprendimas. Labai svarbus sprendimas. Ir labai kviečiu būti aktyviais jūsų artimuosius, tėvus, senelius, draugus, kaimynus. Nes mums tikrai yra ne tas pats, kas bus išrinkta Europos parlamentą. Mums Lietuvos žmonėm, Lietuvos jaunimui yra ne tas pats. Todėl, kad kelia galvas atskiruose valstybėse ultranacionalistai, dešinieji radikalai. Ir tai yra blogai. Tai yra blogai, todėl kad tas gali pagimdyti tokius dalykus, kaip ką mums reikia tos Europos Sąjungos, ką mums reikia jos stiprios, ką mums tai duoda, užsiverkim, užsidarykim. Niekada to neturi būti ir negali būti. Tai kaip tik yra labai svarbu, kad į Europos parlamentą būtų išrinkti tie politikai, kurie atstovauja tradicinės, žinomas ir patikimas politinės jėgas, tokias kaip pavyzdžiui mūsų socialdemokratų partija. Nes mes esame stiprus ir Europos parlamente, mūsų SND grupė, taip vadinama sutrumpinta Europos parlamente, yra viena iš didžiausių. Na ir aš labai tikiuosi, kad ir Lietuvos žmonių sprendimai, ir 27 bendrai Europos Sąjungos piliečių sprendimai iš tikrųjų bus tie, kurie bus naudingi ir reikalingi visai Europos Sąjungoje ir žmonėm, ir Lietuvos žmonėm. Dabar dėl svarbiausių klausimų. Žinot, Europos parlamente dirbu 3 kadenciją, ačiū visiems, kurie rinko ir balsavo. Ir galiu palyginti, kaip skiriasi tos 3 kadencijos. Štai pirmoji kadencija, kuri prasidėjo 2009 metais, tai jinai buvo, na gal jūs neprisimenat, bet gal ir prisimenat, gal jūsų tėvai prisimena, tai buvo metai, kada paženklinti labai žymios globalios ekonominės, finansinės ir socialinės krizės. 8-9 metai. Apėmė visą Europos Sąjungą, Lietuvą ir pasaulį. Kada iš tikrųjų nuėjom ne visai teisingų kelių ir dabar tą pripažįstam visi. Kada buvo mažinami atlyginimai, kada buvo neparemiami verslininkai ir darbo vietos, kada jo žlugo, kada net pensijos buvo, senelių pensijos jūsų ir taip nedidelis ir tos apkarpytos, kada iš tikrųjų žmonės neteko darbo ir buvo labai sunku. Antroji kadencija buvo pažymėta tuo, kad iš tikrųjų vyko tos įvairios revoliucijos Šiaurės Afrikoje ir iš Šiaurės Afrikos, atsimenat, jau gal plūdo į Europą pabėgėlių srautai, didžiuliai pabėgėlių srautai. Ir tada iš tikrųjų iškilo daug problemų, kurias turėjom spręsti. Kaip pasidalinti taip, kad ta našta nuo persekiojimų, nuo žiaurumų bėgančių žmonių, kad nekristų vien tik tai, pavyzdžiui, ant Italijos ar ant Ispanijos, ant pietų valstybių, kad mes turim, jeigu esam bendra Europos Sąjungos šeima, reiškia, kartu turim prisimti atsakomybę. Ir 3 kadencija šį vėlgi yra visiškai kitokia. Jau šitą jūs irgi puikiai prisimenat. Visi kartu išgyvenom ir įveikėm pandemiją. Taip? Na, aš kaip prisimenu, tai tokio dalyko dar tikrai nebuvo. Kada mes pradėjom dirbti nuotoliniu būdu ir dabar visi labai patenkinti, nieks nebenorim grįžti, būna, kad tiesiogiai bendrauti ir dirbti. Ir
posėdžiai mūsų plenariniai, komitetų posėdžiai, darbo grupėse posėdžiai, frakcijų posėdžiai vykdavo nuotoliniu būdu, išskyrus vienas dalykas. Tokie vadinamieji trialogai, o trialogai tai yra, kada dėl direktyvos projekto kaip įstatymo, kuris bus privalomas, tu vedi dėrybas tarp Europos parlamento, Europos komisijos ir Europos Sąjungos tarybos šalių narių. Ir kadangi aš buvau atsakinga pranešėja Europos parlamento už globalizacijos fondą vieną, tai važinėjau į tuos trilogus gyvai. Jūs įsivaizduojate? Briuselio didžiuliame uoste viena, nes vienintelis skrydis, anksčiau atvykau į Frankfurtą, per Frankfurtą grįžt. Ateinu į viešbutį klausiu, yra nors vienas žmogus, nes man taip viešbutis kokius 7 aukštų, jo, sako, yra šiek tiek. Įsivaizduojat, bet tada mes taip susitelkėm, žinot, kokių klaidų nepadarėm? Mes tada supratome, kad tik susitelkę kartu, priimdami bendrus sprendimus, turim padėti išlaikyti darbo vietas, žmonės turi gauti atlyginimus, žmonės turi turėti pajamas ir turim užpirkti bendrai vakcinas ir vaistus reikalingus. Nes jeigu yra mažesnės šalis kaip Lietuva, Estija ir Latvija, tai kol ateis jų laikas, gali būti dėja viskas pavėluotai. Ir čia mes pademonstravom vienybę. Ir čia kaip tik ėjom ne taupimo keliu, kuris nepasiteisino, o ėjom tuo keliu, kuris iš tikrųjų išsaugojo ES ir ekonominę, ir socialinę stiprybę. Na ir po to karas Ukrainoje. Prisimenat šitą, prieš 2 metus, vasario 24. Žinot, aš daug metų dirbu Europos parlamente ir tai buvo bene pirmas kartas, kada mes buvom sušaukti į neeilinę plenarinę sesiją. Iš 27 šalių visi staigiai. Ir buvom be galo vieningi, kada turim priimti sprendimus dėl sankcijų, dėl finansavimo, dėl paramos įvairiapusės, dėl paramos pabėgusiems žmonėms ES valstybėse. Ir tai tikrai tas įvyko ir tikrai ta parama jaučiasi. Tačiau kartu aš noriu pasakyti, kad yra labai svarbu, kad kažkaip neišblėstų tas noras padėti. Mes, Baltijos šalius, Lenkija, Suomija, mes visą laiką kaip pafronti šalys sakome, kad mes turim ir toliau padėti Ukrainai, kovojančiai ir už mus. Ir tas noras, siekis stiprinti savo gynybą, stiprinti savo nacionalinį saugumą, visos ES saugumą, stiprinti ir plėsti Europos gynybos pramonę, tikrai dabar yra vyraujantis dalykai, kurie yra labai svarbus. Gal per ilgai kalbėjau, bet galiu dar daugiau visko papasakoti apie mūsų veiklą. Ne, labai Prašau. ačiū. Labai ačiū iš tai, kad palietė tokias aktualias ir svarbias temas. Norėtume dar paklausti, ar dabartinėje savo veikloje dažnai susidurite su jaunimu ir koks požiūris į jų perspektyvas, bei ką galėtumėte pasiūlyti jauniems žmonėms, kurie domisi politika? Tai jauni žmonės iš tikrųjų mane nuolat supa ir net kažkaip, sakyčiau, ir veža, ir įpareigoja, ir aš pati iš karto pasijaučiu daug daugiau energijos turinti ir sprendimų. Ir tie sprendimai, tiesą sakant, kurie yra priimami ir Europos parlamente, yra labai svarbus ir jauniems žmonėms. Turbūt ir jūsų gimnazijoje puikiai žinote Erasmus Plus programą, ar ne? Erasmus programa, kuri labai pasiteisino ir Lietuvoje, ir kitose ES valstybėse. Tai būtent mes socialdemokratai ir sakėm, kad Erasmus programos finansavimą reikia padvigubinti ir mums tai iš tikrųjų pavyko, kad kuo daugiau jaunų žmonių, mokytojų, dėstytojų galėtų pasinaudoti galimybę pažinti kitas ES valstybės, susipažinti su kitom galimybėm, tą gerąją patirtį parsivežti savo valstybės. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, žinot, jūs jauni žmonės, man atrodo, kad mūsų pasiekimai didžiuliai yra per tą 20 metų, kada mes to ir neminėsime ES bendrijoje, kada esam bendroj šeimoje, bet
yra vienas dalykas, kuris jaudina ir jaunus žmonės, ir vaikus. Tai štai pavyzdžiui, dėja dar yra šeimų, kur gyvena nepasiturinčiai, ties skurdo riba, pajamos nepakankamos tėvų. Ir pavyzdžiui, man ne tas pats, todėl labai daug iniciatyvų dėjome dėl to, kad būtų įteisinta vaiko garantija, taip vadinasi jaunimo europinė garantija, kur mes investuotumėm į jaunus žmonės, į jų galimybės mokytis, siekti profesijos, į jų galimybės turėti tinkamą būstą, maitinimą, sveikatos priežiūrą. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykai. Kita vertus, kai kalbam apie jaunus žmonės, vėl noriu pasakyti, kad problemų yra daug jauniems žmonėms ir viena iš jų, kurių dabar pastebim ir su kuria jūs, jeigu susidursit, kai pradėsit gyventi savarankiškai ar studijuoti, tai yra būsto problema. Ji yra labai svarbi ir turi būti spręstina nedelsiant tiek Lietuvoje, tiek kitose ES valstybėse, nes būsto kainos ar nuomos, ar socialinio būsto išaugo žiauriai, žmonės tiek nebeuždirba ir ypatingai tai paliečia jaunus žmonės. Tuos jaunus žmonės, kurie studijuoja, kurie tik pradeda savarankišką gyvenimą. Ir čia numeris vienas, kurią problemą mes turime spręsti, yra ateinančiam parlamente ir kartu su nacionaliniais parlamentais. Dar vienas dalykas, kada kalbu apie jaunus žmonės, tai labai nuoširdžiai noriu pasakyti, kad mes socialdemokratai irgi palaikėm tą iniciatyvą, kad jaunimas galėtų balsuoti vietos savivaldoje nuo 16 metų. Žinote tą turbūt, ar ne? Tikrai mes už tai. Deja, kol kas ta iniciatyva nesulaukė pakankamos paramos, bet aš galvoju, kad mes neišvengiamai tą klausimą kelsime kitos sudėties Seime, rudenį po Seimo rinkimų, nes iš tikrųjų tas jaunas žmogus jau nuo 16 metų puikiai supranta, kokios problemos yra toj vietovėje, kuris gyvena, ar jam normaliai prieinamas mokslas, ar jis turi kur praleisti laisvalaikį, ar jam įkandami tie patys būreliai įvairūs ir visa kita supanti aplinka, kas jaunam žmogui tikrai yra reikalinga. Ir tikrai, kad nebūtų taip, kaip dabar, kad atsitiko su tais egzaminais, patikrinimu, kur ką tik laikėt. Nežinau, gal ir jūs turbūt tai palėtė, ar ne? Taip neturi būti. Ir tie atsiprašinėjimai, kurie dabar vyksta švietimo, mokslo ir sporto ministro, man jie netrodo nuoširdus. Prieš priimant tokius sprendimus, kaip gyvenimo išmintis sako, gal žinai 9 kartus pamatuok, o tik 10 kirpk. Tai labai atsiprašau už tai, kad jauni žmonės labai būna tie su kuriais vyksta įvairūs išbandymai. Taip neturėtų būti. Taip, kas toliau? Ačiū labai Jums ir mūsų tik paskutinis klausimas būtų, ką visai bendruomeniai pasiūlytumėte daryti geriau, kad užtikrinti ES ekonominį augimą ir stabilumą? Na, pirmiausiai, aš visą savo gyvenimą dirbu socialiniai srity. Užimtumo, darbo ir socialiniai srity. Tai esu per tą ilgametę savo patirtį tiek Lietuvoje, tiek Europos parlamente įsitikinusi, kad mums būtina socialinė Europa. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienam žmogui turi būti sudarytos sąlygos dirbti, kad jis būtų pasirengęs darbo rinkai, kad jis turėtų reikiamą kvalifikaciją, tos, kurios reikia, kad jis tam ruoštųsi, mokytųsi, kad darbe jis nebūtų kaip nors išnaudojamas, kad jis turėtų visas socialinės garantijas, ar sveikatos draudimą, ar pensiją, ar nuo nelaimingų atsitikimų ir taip toliau, kad pagaliau sulaukęs jis atitinkamo amžiaus, ar pensijos, ar neįgalumo gautų išmokas. Tai yra socialinė Europa, kada žmonės jaučiasi turintys visi lygias galimybės. Tai ir čia aš pasakysiu keletą momentų, kuriuos sprendimus mes šios kadencijos Seime, Europos parlamente sprendėm ir kuriuos dar pratęsim kitos kadencijos darbe. Štai pavyzdžiui, pateiksiu keletą pavyzdžių, turbūt jūs gal sutiksite, rasiu pritarimą iš jūsų pusės. Mes priėmėm labai gerą direktyvą kaip įstatymą, kuri bus perkelta ir mūsų teisę, tai direktyva dėl minimalaus atlyginimo.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dirbantis žmogus negali uždirbti mažiau, kaip nustatytas tam tikras atlyginimas, kuris leistų jam išgyventi. Kad jis negyventų ties skurdo riba. Tai reiškia, žinot, nebijokime to žodžio, kada tu tiesiog negali, išlaikyti savęs, savo vaikų ar savo šeimos. Kitas dalykas, iš tikrųjų, pas mus Lietuvoje, ypatingai Skandinavijos valstybės, kitos senos demokratijos valstybės to neturi. Mes tuo tarpu turim tokį dalyką, kaip pas mus profesinės sąjungos dar yra per silpnos, per mažai apsijungia žmonių, nes tik kolektyviai tu gali kažką pasiekti. Tik jeigu tu ateisi su darbdaviu, darbdavys visą laiką bus stipresnis ir jeigu tu ateisi vienas tartis dėrėtis, tu daug ko nepasieksi. Kitas dalykas, labai svarbi direktyva dėl platformų darbuotojų, turbūt žinot ar ne, naudojatės visi, ypatingai per pandemiją, ir dabar ar pavėžėjai, ar maisto atvežėjai ir panašiai. O žinot tokį dalyką, kad neva atrodo, kad tie platformų, taip vadinami darbuotojai, dirba savarankiškai, patys nusistato savo darbą, kiek jis paims už vienas kitas paslaugas, kaip jis savo darbo laiką sudarys, dėja taip nėra. Kokie 5 milijonai tokių darbuotojų visoje Europos Sąjungoje iš tikrųjų dirba kaip pagal darbo sutartis, nes platformos jį valdo, taip, ir jam nurodinėja, ką jis turi daryti. Tačiau jis neturi jokio draudimo, nei sveikatos, nei pensijos, nei nelaimingų atsitikimų, nei atlyginimas pakankamas, koks turėtų būti. Kitaip sakant, tai ir taip yra apgaudinėjami žmonės. Taip neturi būti ir mes sakom, kad to nedaleisim taip daryti. Dar vienas dalykas. Žinot, ir jūs turbūt jau greitai ateis tas laikas, kada dalyvausi stažuotėse, ar ne, ar besimokydami, norėdami į tam tikros patirties įgyti, arba pas mus štai, pavyzdžiui, atvažiuoja Europos parlamentą į mūsų socialdemokratų frakciją į stažuotę žmonės. Tai mes iš Europos komisijos paprašym, pateikė siūlymus, jie dabar svarstomi, ko gero persikels į kitą kadenciją, kad stažuotės turi būti apmokamos jauniems žmonėms. Negali būti jaunas žmogus išnaudojamas. Neva jis atėjo atliks stažuotę, praktiką, kaip mes vadinsim, ar ne, ir jam už tai nieko nemokėsim. Ne, taip neturi būti, nes tas pats jaunas žmogus atėjęs, studentas, besimokantis, ar ne, turi irgi turėti iš kažko gyventi. Dar viena direktyva, kurios mes reikalaujam ir sakom, kad turi būti, ir tai ir išryškėjo ta problema per COVID-ą, dėl teisės atsijungti, taip vadinamos, ar ne? Nes visi pradėjom dirbti nuotoliu, taip ir jūs mokytis nuotoliu, nežinau, ar tai gerai. Man tai būtų baisu, kad aš negaliu mokytojos matyti ir paklausti, ko nors, arba nuo ko nors, negaliu to sakyti, vis tiek reikia nuo ko nors biškį pasižiūrėti, kaip kas sprendžia, daro ir taip toliau. Bendravimo tiesiog reikia. Tai iš tikrųjų dėl tos teisės atsijungti ir gavosi dabar taip, kad daugelis žmonių ir toliau liko dirbti nuotolyje, o darbdavys visiškai nežiūri į darbo laiką, kad čia yra po darbo, kad čia yra savaitgalis, kad čia yra švenčių diena, jam rašo pavedimus, dabar turi padaryti arba susisiekia e-mailais, arba SMS-ais, ar dar kokiais kitais būdais. Kitaip sakant, jau visiškai nebeliko tos atskirimo, kas yra darbas, o kas yra mano privatus laikas. Ir tokiu būdu tai reikia reglamentuoti. Mes pasiūlėm, kad susitartų, reiškia, kolektyviai darbdaviai su darbuotojų atstovais ir profsąjungų, nepavyko. Ir kadangi to susitarimo nerasta, kaip turi būti kompensuojamas tas darbas, jeigu tu dirbi papildomai, tu dirbi namuose, tai reiškia, kad tai reikia atlikti tada, priimant ir tam tikrą direktyvą. Taigi, iš tikrųjų, daug yra tų sprendimų, kuriuos mes priimėme ir kada mes kalbame apie ekonomiką, tai jinai, darbo rinkos dalis ir socialinė dalis yra neatskiriama. Kada mes dabar kalbam apie žaliąjį kursą, ar ne, tai mums svarbu ir rūpi, kad tas žaliasis kursas arba tos naujos technologijos neišstumtų žmogaus, kad mes galvotumėm, o kaip bus su tai žmonėm, o jeigu jie netitiks jų kvalifikaciją, o jeigu jie praras darbą, o jeigu jie praras sveikatą, tas viskas turi būti sureglamentuota. Beje, ir šiąnakt tik parskridau iš Strasbūro. Strasbūre vyko sesija prieš paskutinė šios kadencijos Europos parlamente.
Tai parskridau, turbūt lėktuvas vėlavo iš Frankfurto, kaip pastovėjau dabar 2:30, kol grįžau namo buvo 1, kol atsiguliau 3 ir iš karto reikėjo keltis nuo 8 ryto interviu duot, bet kolegos mano sako, kad gerai pavyko. Na, gal ir gerai, turiu omeny iš pat ryto nuo 8 ryto buvau sutarusi, bet irgi šitoj pastarojoje sesijoje nagrinėjom daug klausimų. Vienas iš jų mes priėmėm tokį pranešimą, kaip irgi dokumentą, mūsų poziciją dėl dirbtinio intelekto, kas ir labai svarbu ir dabar, ir žvelgiant į toj pat esančią ateitį, kad vis dėl to yra daug problemų, kurios turim spręsti ir dėl dirbtinio intelekto. Labai svarbus sprendimai irgi buvo ir dėl žiniasklaidos laisvės ir nepriklausomumo, dėl į Rusiją išgabentų pagrobtų ukrainiečių vaikų, dėl smurto ir priekabiavimo darbo vietoje ir daugelis kitų, kur iš tikrųjų yra labai svarbu. Dėl žaislų saugumo lygiai taip pat, žaislų pramoniai. Daugelis dalykų, kurie iš tikrųjų yra labai svarbus ir su kuriais mes susidarim kiekvieną dieną. Taigi dar sveikinu Jūs, ES piliečiai, apkabinu Jūs visus. Ačiū labai, mes atgyvenam atgal, tai labai dėkojame Jums už Jūsų laiką ir tikėkimės, kad kitas susitikimas vyks gyvai. Ačiū Jums. Gyvai kitas susitikimas, aš nežinau, aš turbūt Žiburio gimnazijoje turėčiau būti gegužės 17 dieną. Jūs nedarot renginio, nežinot dar 20 metų ES ir NATO. Aš jau tokį kvietimą kaip ir turiu, tik tai ar mokykloje, ar kur aš turiu, tikrai Jūratė Zailskienė, man jau jį yra atsiuntusi, žinot, jūsų vicemerė ir sakė, Vilija, man jau kažkokį mėnesį, kad aš susiplanuočiau savo darbotvarkę, sakė, gyvai būtinai turi atvažiuoti Prienus. Andriau, atvažiuosim, jo? Tai važiuosim. Atvažiuosim. Jo, tai iš tikrųjų aš tikiuosi, kad pasimatysim ir ką labai labai džiaugiuosi tuo pabendravimu, bet labai norėčiau gyvai pabendrauti. Tikrai būsime, jeigu atvažiuosime, tikrai būsime ir dalyvausime. Ir Ačiū Jums labai, gero savaitgalio. Apkabinu visus. Ačiū. Ačiū.